Pavyzdžiui, tarkim, man nebūdinga kaip vadovui būti labai griežtam. Aš esu fanas, aš esu toksai komandos būrėjas, bet situacija yra, kurioje aš turiu paspausti. Arba aš turiu parodyti, kad išskydom. Taip. Kad viskas, reikia stabdyti arklius ir čia mes dabar taip nebevažiuosim. Taip. Tai gali būti, ir jeigu man tai yra nebūdinga, tai tada žmonės perina tokioj kalboj į atsiprašinėjimą. Kas tada būna? Tada aš kalbu labai griežtą tekstą, kurį aš suku tenai jau savaitę man generuojasi, bet kūne yra tas nepatogumas. Jo, toks ir tada būna, pavyzdžiui, aš sakau ir viskas, ir mes nuo šiol, ir visi gestai yra priešingi, negu kad tekstas, pavyzdžiui, būtų, tarkim, viskas, nuo šiol negalima vėluoti. Mes tiesiog nebegalim sau leisti. Tai tada reikėtų eiti į vaidmenį. Aišku, kaip eiti, tai reikėtų tiesiog pasibandyti. Taip. Ar su treneriu, ar su kažkuo, arba tiesiog pačiam pažaisti. Kaip kalbėtų koks nors žmogus, kuris manote, kad labai ten taikliai pasakytų. Taip. Bet mes pažįstam daug žmonių aplinkui ir jie visi turi skirtingus kalbėjimo tipus. Ir mes, pavyzdžiui, pasimam tokį tipą, tarkim, ten, pavyzdžiui, prezidentinį tipą. Ir tada gestai kiti sakinių struktūros su taškais ir pauzėmis. Ir tada tu gali tą pasitreniruoti namuose truputį nešti kitos spalvos. Tai tu lieki. Ir niekada, ir jokių būdų retorikoje, kai darom kokius nors ten vaidmenis arba dar kažką, nėra tikslo nutolti nuo savęs. Jisai turi būti organika. Ir sako, tai kaip aš tada feikinu? Būna, tai ką man čia feikinti? Ne. Žiūrėkit, ir aktoriai, ką jie daro su tekstu. Jiegi stengiasi paimti tekstą ir padaryti, kad būtų tavo tekstas. Taip. Nes tai, kad, netgi tu, jeigu keiti charakterį, bet tu vis per save leidi. Tai čia tikrai nefeikinimas. Prisijaukinimas. No. Tai galima lysti archetipus iš tikrųjų, nes kiekvienas kalbėtas turi savo tokį bazinį archetipą, žinai, kas jam yra patogu. Bazinis santykis su kalba, su auditorija ir paieškoti galima įvairovės kažkokios.